Na kągi, brangiai, tai yra Taro kortų prognozė Jaučių ženklo atstovams vasario mėnesiui. Parašykite, kaip einasi jūsų sausis, kokios energijos, ar pasikeitė, ar jaučiasi pokytis po naujųjų metų, kas vyksta pas jūs, ar įsibėgėjote į naujuosius metus, ar vis dar kažkaip tai jaučiate, kad galbūt ne visai įvyko tas perėjimas, nes šiaip tikrieji naujieji metai, aš turiu omenyje ugninio arklio metai, jie ateina jau vasario 17, jau pagal visus parametrus, žinoma, ir pagal mėnulio kalendorių, ne tik pagal kalendorinį perėjimą. Tai dar yra viena stipri diena, kuri mūsų laukia, tai bus vasario 17 diena, nes ten bus ir kiniški naujieji metai, perėjimas, į pagal mėnulio kalendorių, ir bus saulės užtemimas ir jaunatis. Tai tą progą irgi darysiu renginį kartu su savo drauge. Renginys bus labai mažai grupiai, tai kas norėtų sudalyvauti, nes bus ir kvėpavimo sesija, ir galimybė su Taro kortom pasižiūrėti, kokie jūs laukia metai, ir intencijų visų metams užprogramavimas, toks, sakykime taip, naujas atgimimas, perrašymas savo kažkokių tai įsitikinimų ir programų, ir pripildymas jėgų visiems metam, kad galėtume labai sklandžiai ir gražiai įvykdyti savo tikslus ir sukurti savo norimus metus, norimą realybę. Tai jeigu įdomu, tai galite parašyti. O mes pradedame žiūrėti, kas laukia jautukų. Asmeninis gyvenimas, vasaris. Vasaris, jaučiai, kas laukia asmeninėme gyvenime, vasarį. Ogi žiūrėkite, jautukai, visų pirma, labai daug blaškysitės. Aš turiu omenyje, kad šita korta, jinai duoda daug abejonių ir dvejonių. Tai tikriausiai bus jūsų tokia energija vasario mėnesį, kad jums neaišku bus kokį priimti sprendimą. Tai dėl to galite, tokioj būti neapsisprendimo būsenoj ir keisti savo nuomonę kiekvieną dieną. Tai vėlgi, kas norėtų kažkokio aiškumo, galite visada man parašyti, nes kortų pagalba mes galim sudaryti asmeninę prognozę, mes galime pasižiūrėti jūsų analizę, padaryti jūsų situacijos ir problemas ir pamatysime palankiausią sprendimą, kad jums nesiblaškyti ir nekeisti nuomonės kiekvieną dieną, nes prognozę, turėkite omenyje, visada pabrėžiu, kad tai yra bendro pobūdžio prognozė. Asmeninę prognozę galima sudaryti tik tai iš asmeninės nuotraukos ir asmeninės gimimo datos. Tai ten jau jūs turėsite, sakykime, taip 80% tikslumo analizę arba tuos įvykius pagrindinius, kurie jūsų laukia. Iškart prie progos pasakysiu, kad žinotumėte kainą 13 eurų ir mėnesių į priekį jūs sužinosite savo prognozę, būtent jūsų asmeninę. Žiūrėkite, jautukai. 7 kardai, labai sunkiai melo ar apgaulės korta. Tai arba jūs patys eisite į kažkokį melą ir kažkokią apgaulę ir norėsite kažkur tai sumeluoti, sugudrauti, kažką tai nuslėpti, kažką apgauti, arba pasinaudoti kažkokią progą ir, taip sakant, kažką ten sumaklinti. Tai žiūrėkite, šiaip šitą kortą yra korta, kuri sako apie tai, kad paskui gali būti tam tikrų padarinių, pasiekmių. Tai geriau būtų nepasiduoti tam norui. Geriau būtų nepasiduoti. Kodėl taip sakau? Nes eina korta nepasitenkinimo, eina korta nepateisintų lūkesčių, eina korta nusivylimų. Tai vėlgi, kartais mes pasiduodam tai pagundai kažkur tai kažkam sumeluoti arba pasielgti toj situacijoje, atrodo visos aplinkybės susiklosto taip, kad mes galime ten kažką nuslėpti, nepasakyti, pameluoti, kad turėti savo naudą, bet paskui pasiekmes bus tokios, nepateisinti lūkesčiai. Galbūt patys susidursite su tuo, kad kažkas bandys jūs apgauti, kažkas tai bandys jumis pasinaudoti, kažkas tai bandys
susukčiauti ar bus su jumis nesažiningas. Taip, toliau, darbas, jautukai. Vasaris, kas laukia darbo sritį. Darbo sritį gali laukti ginčas. Ginčas ir būtinumas save atstovėti, savo poziciją, savo nuomonę. Tai imkitės tos gynybinės pozicijos, aš turiu omenyje, kad kartais, žinoma, reikėtų eiti į kompromisą, kartais reikėtų nutilėti, kartais reikėtų neiti į kažkokią aršią kovą, bet čia yra atvirkščiai. Šitos kortos rekomendacija yra kaip tik atstovėti save ir savo poziciją, vat būtent taip. Su tom lasdom eiti į gynybą, apginti save, eiti į kovą. Kovos poziciją. Ne susitaikymo, ne patylėjimo, ne priėmimo, o atvirkščiai pakovoti už save. Čia korta, kuri tiesiog gali reikšti, kad jūsų laukia kažkoks tai didelis konfliktas ir ginčas darbe. Toks grandiozinis ginčas ir konfliktas, kuris gali jūs įtakoti labai stipriai ir vasario mėnesio tai gali būti pagrindinis įvykis. Toliau 9 pentakliai. Čia yra gera žinia, kad galbūt su liktom konfliktu jums vis dėlto pavyks kažką iškovoti, o ta prasme iškovoti galbūt kažkokį priedą prie algos, atlyginimo padidėjimą, geresnės sąlygas, geresnę savo poziciją ir taip toliau. Nes 9 pentakliai tai yra korta gausos ir gerovės, tai yra korta, kuomet galima pasidžiaugti savo materialia padėtimi. Galbūt to pačiu algos pakilimu arba ten kažkokį pagerėjimą savo darbo sąlygų. Tai žinoma, aš jums tuo ir linkiu, mano brangus jautukai. Na ir paskutinė sritis, tai sveikata. Kokia bus jūsų sveikata vasario mėnesį? Traukiam kortas. Sveikata. Žiūrėkite, jautukai. Pagal šitą kortą galimas apsinuodimas, bet ko, alkoholiu, maistu, kažką užvalgėt negerai, apsinuodijote, taipogi, būkite atsargus, kaip aš ir pasakiau, gali, pavyzdžiui, tas pats alkoholis jūs suveikti visiškai kitaip. Gali būti intoksikacija, gali tekti gerti vaistus, tai eina korta sekanti, kuris sako apie tai, kad čia gali reikėti pagerti vaistų. Kada tai būna? Žinoma, tai būna, kada kažkokia tai liga, galbūt kažkokia bloga savijauta, galbūt čia nuskausminamieji, galbūt jums ten kokį nors susuks, radikulitas, galbūt kažkoks tai dar peršalimas, uždegimas ir taip toliau. Bet vasario mėnesį yra toks pavojus. Taipogi pagal kortą mėnulis tai yra visada nemiga. Nemiga, žmogus negali užmygti, žmogus miega labai blogai, gali įtakoti nerimas, gali įtakoti įtampa, gali įtakoti panika kažkokia, tai baimės, pabundate, kažkas surakina, kažkokia baimė, panika, nerimas dėl ateities, pergyvenimai, išgyvenimai. Tai tokios pagrindinės tendencijos sveikatos srityje. Žiūrėkite, visada čia palieku ir nuorodą į savo svetainę, būrimas taro kortomis LT. Ten jūs galite užsakyti savo asmeninę dėlionę, metinį būrimą. Galite labai patogiai tai padaryti, pagal temas yra suskirstytos analizės ir būrimai pagal temas. Tai yra meilė, yra finansai, darbas, sveikata, metinės prognozės. Tai prašome užsakykite arba dėl mėnesio asmeninės prognozės visada galite parašyti man čia tik tokią žinutę ir padarysim. Sėkmingo mėnesio!